Nu tai labas rytas. Šiandien pas mus jau yra kelintą dieną. Neberandu. 16 vlogmas diena. Jeigu aš jau esu su šaliku, vadinasi jau yra vėsoka. Man šiandien vaikas rytą žiūrėjo telefonė orus, tai sakė ir Lietuvoje, ir Stambule pas mus 3 laipsniai šilumos. Tai jau jautės tas toks vėsumas. Aš dabar savo šunelius išvedžiau, po to eisiu palengva ruoštis, eisiu jogą. Kadangi nusipirkau tą abonementą, tai sakau, reikia dienom. Nes ten ne kiekvieną dieną būna, pirmadienį, pavyzdžiui, nėra pamokos. Nes aš vakar, pavyzdžiui, būčiau visai mielai nuėjus, nes vakar kažkaip norėjus, o šiandien dabar realiai biškį tingiu eit. Nes ir tas šaltis, persirengti reikia, tas timpas, viską, net nežinau, ar su timpom eit, ar įsidėti, ar ten persirengti. Bet sakau, reikia nueit, biškį prasijudinti. Tai va, žiūrėsim, ką aš šiandien veiksiu, nes planų tokių nieko realiai neturiu. Nu va, susiruošiau į jogą, apsivilkau kažką, dar pasimsiu megztinį, tokį visiškai ne temą, bet bijau sušalti eidama. Nu jaučiu įdomus variantas, eiti jogą su timpom ir megztiniu, kai tavo nugara realiai plika. Močiutė juokėsi iš mano to megztinio, sako, tau čia vaikelį gal reiktų suodyti. Bet kadangi biškį vėsų laukia, tai nenoriu sušalti. Dar pasiėmu savo jogos kilimėlį. Ir galime keliauti. Tingiu, bet noriu irgi. Taip, sakau, užsisėdėčiau namie, tai niekur aš nebeišvaryčiau. Tai va. Nuvarysiu pasportuoti. Ir po to varysiu namo, bet dar reikia gal šaliką irgi pasimti. Nežinau, gal nereikia. Gal šaliko nims, nes tas yra aukštų kaklo. Taip kad keliaujame biškį prasijudinti. Padariau jogą, buvo labai fainai, labai patiko. Einam dabar toliau. Nu va, pasportavom, einam namo. Labai fainai buvo, taip lengvai, bet ir ne per lengvai. Malonu kojytės jaust, šlaunis jaust. Tai sakiau, dabar lankysiu reguliariai, kad nepamest. Nes vis tiek namie, kaip pati darau, aš tiek ilgai nedarau. Tai prasme, tuose pozuose tiek ilgai aš nestoviu, nes tiesiog namie visai kitaip yra, kai tu darai su grupė ir išsimokytoja ir darai pagal mokytoją. Nu tai žodžiu, grįžau namo, dabar eisiu pasidaryti kažko lengvo pavalgyti. Eidama žiauriai norėjau blynų, bet galvoju, geriau gal išsikepsiu kiaušinio, nes kažko biškį rimčiau negu tik saldų kažką tokį kaip desertą, nes žiauriai norėjau kažko saldžiai, bet bananą suvalgiau, tai praėjo man tas saldumo noras. Tai dabar daromės lengvus tokius, net ne pietus, čia po pusryčių dalyką. Šiandien matyt, manau, bus šiandien toks trumpas mano video, kai aš labiau parodysiu savo tą ryto rutiną. Nes po pietų, po to aš jau nelabai ten ką ir veiksiu. Plius vyrui mano reikės kameros iš manęs, tai aš jau vakarą net nebefilmuosiu. Tai bus šiandien tokia lengva rutina. diskusijų. Šiandien man tiesiog ryte net
Mano vaikų mama, kai grįžta, mano vaiko motina, žinai, dabar darė bairį. Įsiskyrė? Ne, partneriu. Ne, tu žinai, kaip tu elgiesi, kokia susikrasi. Bet man visada atrodo, jeigu bičias, žinai, kažką tenais neišleidžia tavęs, ar kažkur ten kuičiasi. Šitoksai, tipo, tai manipuliuoja. Aš manau, narcizas kaip tik sakytų, tipo, Užlipto, taip galvoju. galvimų. Mes esam Vilkų podcast. Atsikėliau, Vietoj ir subalansuota. Piešta širdelė mano krūtinės, kad amžinai būčiau šalia jo širdies. Aš nežinau, kas yra meilė ir negaliu tau jos pažadėti. Tu man arbatas padarė. jinai per mėnesinis jam arbatą kaip. Ir dar dėkodama. Jo. Bet tai žiūrėk, dabar mus skaudino moteris. Tavo gimtadienio dovanam. Nu tai va, skaniai pavalgiau. Eisiu toliau dar truputį apsitvarkyti savo namus, viską ten, savo tą rutiną. Ir aš manau, kad aš jau šiandien atsisveikinsiu, nes jau nieko aš nebeplanuoju kažko labai veikti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime rytoj. Iki.